Labutės, pažiūrėkim, ką tau reikia žinot, ką svarbu žinot, žinutė tau. Kam ši žinutė? Kam ši žinutė? Na, pažiūrėkim, kam skirta šitą žinutę. Žinutė skirta tam, kas patyrė ką tik krizę, ką tik pergyvena kažkokį tai didelį pokytį, kažkas skyrybos, kažkas gyvenamąją vietą pakeitė, kažkas va tokio stipraus ką tik praėjo, kažkokią stiprią transformaciją. Kažkas gali netgi būti, kad pagimdė, ne, moterim tai irgi yra sudėtingas dalykas ir būna didžiulė transformacija. Tai moterim irgi labai svarbu bus, kas susidūrė su vaikais arba su kūdikiu. Ir dar bus svarbu žmonėm, šiaip visuomeniai, ne, irgi gana plačiai visuomeniai bus labai svarbu. Tvarkoj? Na ką, klausykitės, kokia žinutė? Kokia ši žinutė? Taip, dabar žiūrėkite, kam dabar yra labai sunku, kas jaučiasi visiškai vienas, kas jaučiasi visiškai, jaučiat, kad reikia jums pagalbos, bet nežinot, ko prašyti, ne? Tai jūs esate labai stiprus žmogus. Jūs pati esate labai stiprus žmogus. Jums tai reikia panorėti galbūt žodis neteisingas, ne? Bet vizualizuoti, ko jums reikia. Pavyzdžiui, man reikia šiandien pinigų. O kad būtų pinigų, reikia ką? Reikia darbo. Ok, kokio darbo? Ok, kur tas galėtų būti darbas? Ok, ką tame darbe norėtum daryti? Ok, ne? Kaip nori, kad atrodytų tavo darbo stalas, tarkim, ne? Kaip nori atrodyti, su kuo tu nori dirbti, kaip atrodytų tavo draugai ir bendradarbiai, ne? Kas toji direktorė galėtų būti, ne? Kaip jinai tave galėtų žiūrėti, kaip jinai turėtų į tave žiūrėti, ne? Kaip jinai tave turėtų kreiptis, kaip, supranti, vat kame esmė, reikia antiek vizualizuoti, ko tu norėtum, nes tu esi žmogus labai stiprus, ne? Ir gali pasidaryti viską. Tokie žmonės dažniausiai būna netgi įmonių vadovai, žmonės, kurie moka užimti aukštesnės pareigas. Labai gabus, labai tvarkingi žmonės, labai lankstus žmonės, tačiau santykiuose tokie žmonės gali mokėti labai lankščiai manipuliuoti. Tai vat, kažkam iš jūsų reikia naujų idėjų, naujo įkvėpimo, naujos aistros, naujo kažkokio tai užsidegimo. Ne, kažkas yra, pavyzdžiui, emociškai sekęs ir reikia naujovių kažkam. Tvarkoj, kaip tai pasiekti mes aptarėme, ko dar reikia. Dabar kažkuriem žmonėm iš jūsų reikia pagalvoti, kaip pagudrauti. Kaip apeiti, pavyzdžiui, kaip apeiti įstatymą, kaip apeiti kažkokį tai sunkumą, kaip apeiti santykiuose melą, ne? Kaip tą melą apskritai pagauti, labai svarbu, kaip patiems tvarkingai išeiti sausiem iš balos. Tas, kas, pavyzdžiui, nenori mokėti mokesčių, ne? Kaip apeiti tvarkingai tos dalykus. Kažkas stovės ant pasirinkimo, toliau, pavyzdžiui, dirbti ar nedirbti, pavyzdžiui, likti, pavyzdžiui, kaip ant pašalpos, o kiti galvos, ar verta dirbti. Vieniem bus labai svarbu neišlaidauti, o kiti, pavyzdžiui, norės išlaidauti, bet kažkaip kitaip. Pavyzdžiui,
parduoti, pavyzdžiui, savo kažkokią tai prekę brangiau, nors jinai tiek nekainuoja, ane? Tai va taip gudriai apeiti kažkokį tai momentą, tačiau neprarasti savo pinigų, ane? Ir dar, todėl, kad dabar bus pinigų galbūt kažkam trūkumas ir galvosit, kaip gudriau padaryti, kad apeiti, ane? Galbūt kažkas apskritai trūksta pinigų ir galvos, kur pasiskolinti pinigų, ane? Kaip pasiskolinti pinigų, pas ką pasiskolinti, kadangi truputėlį trūkumas toks gan stambus. Kažkas bandys prašyti, važiuoti, bendrauti, kažkas bandys, o kažkas bandys kreiptis pagalbos, kažkas atvirkščiai nesikreips pagalbos, o nutrauks ryšius. Kad ir kaip būtų sunku, kažkas bandys kapstyti vieną. Tai vat jums tokia įdomi žinutė, duokim jums patarimas. Patarimas gana įdomus, kažkaip įdomiai skamba, turite suprasti, kas jūs gundo, kas jums galvoje sumaišo mintis, kas jums sumaišo planus. Maišytojas dėja yra, galbūt kažkas pavydė, galbūt kažkas apkalba, galbūt kažkas dar kažką tokio nemalonaus daro, tačiau nemalonumas yra ir jis yra ant jūsų, praktiškai ant jūsų. Reikia statyti blokus, reikia valytis, reikia galvoti, kaip šitą dalyką pašalinti, jeigu nemokate tokių įdomesnių manipulacijų, ten kaip druską pakaitinti ar dar kažkokių dalykų, visada galite rasti tiek YouTube'e, tiek kreiptis pas mane, nes reikia blokuoti va tai tą velniuką, kad būtų stabilu, kad gyvenimas susitvarkytų, kad gyvenimas susistabilizuotų, reikia suprasti, ką reikia atkirsti. Ir jeigu matote, kad mintis